Man duokit tokį realų klausimą. Į negyvenamą salą varo 3 dalykai, kuriuos pasiemat. Tai duok 5, mes to panašus. Liepa, tu sakei, dainuoji. Two of us. Ponios ir ponai, dar vienas Atlantų balkonas. Kai Dievas sukūrė Adomą, mane iš mano šonkulio sukūrė ir Ievą, kitais žodžiais Liepą, kurią matėte jau praeitame kažkuriame mūsų Atlanto balkono epizode. Liepa jungiasi prie manęs kaip... Kaip tavo šonkulis. Kaip mano šonkulis, kuris yra šalia manęs ir kuris man tikrai padės prižiūrėti, jog mūsų viešnios šiandienos Ieva Jurčikonytė ir Aistė Senkutė. Senkutė, labai atsiprašau. Kuri padės prižiūrėti, jog viešnios jaustųsi jaukiai ir patogiai prie manęs. Aš bent jau pasistengsiu. O ką gali daugiau žmogus daryti gyvenime, negu stengtis, yra pasakęs kažkoks garsus žmogus kažkada anksčiau. Ieva Jurčikonytė. Tu esi fotografė ir tau tikrai kartais reikia stengtis. Taip. Rakursai žemiau, rakursai aukščiau, viena lempa galbūt perdega. Nėra tai buvę, ne? Nedar. Man nėra tekę tai. Galvoju, gal ir tau tai buvo. Bet į ką tu labiausiai dedi pastangas? Bet pastaruoju metu, pastaraisiais gyvenimo metais, tai gali būti abstrakčios ar idėjos, ar vertybės, ar veikla, bet kur daugiausia tavo pastangų eina, kur širdies tavo daugiausia? Kai jau fotografijai, tikriausiai į klientą, kad išeitų po fotosesijos kuo laimingesnis. Ir kadangi aš fokusuojuosi į moterų portretus, tai kad išeitų laimingesnis. Apskritai gal kaip fotografė, kaip verslininkė fokusuojuosi į klientų pritraukimą, kaip didinti savo žinomumą, kaip mini instagramerė, kuri komunikuoja irgi apie fotografiją savo instagrame. Influencerė. Nu gerai. Kalbu apie natūralumą, tai mano fokusas yra, kad bent kažkiek minimaliai ta mergina, kuri mane seka ir stebi, pasijustų geriau ir suprastų, kad aš esu lygiai tokia pati pana su savo kompleksais kaip ir jie. Tai gal mano 3 fokusai tokie. Mhm. Ar seniai pradėjai visą šitą fotografijos karjerą? Kaip įėjai į visą šitą? Fotoaparatas jau su manim nuo vaikystės buvo ir aš nemogu paaiškinti, kodėl jis mane taip traukia nuo kokių 5 gal metų jau. Ir man nuo tada jau patiko žiūriai fotografuoti aplinką ir žmonės. Ir tada jau laukiamiausias dalykas buvo 5 klasė, kada galėsiu pradėti lankyti fotografijos būrelį. Ir nuo to karto taip viskas susidegė, kad tiesiog iki šiol, tai realiai jau skaičiuoju 12 metų fotografijoje. Pradėjau savo brandą kurti 1 kurse. Mhm. Ir dabar baigiai kūrybinės industrijos. Taip. Aš irgi. Sveikinu. Ja. Geras. O tu, Aistė. Aistė mums sakė prieš tai, jog jinai irgi turi savo podcastą. Ir tas podcastas vadinasi... Nerutina. Taip ir vadinasi, nerutina. O kodėl jis vadinasi taip? Nerutina, kodėl? Rutina smūgdo? Ne, aš manau, kad rutina yra labai gerai, nes jinai tiesiog netaško energijos, jeigu turi tam tikrus rutininius dalykus, tai tikrai padeda. Bet aš gal kalbu apie tai, kad mes esame visi skirtingi, čia labai tas populiarus žodis autentiški, yra labai svarbu save pažinti ir suprasti tai, apie ką aš esu, tam, kad tu ir drįstum tą daryti, nes dabar yra daug profesijų, kurios yra nestandartas, pavyzdžiui, kačių psichologas, arba ten būna, kad netgi yra žmonės, kurie padeda išgėdėti mirusiuosius. Ten yra labai daug tokių specialybių, kurios yra nerutina. Tie patys podcasteriai kažkada dabar yra madinga, o kažkada buvo naujiena. Tai arba dabar man labai patinka, pareklamuosiu kitą YouTube, Karmos draugas, kuris renka butelius ir save filmuoja. Kaip vadinasi? Karmos draugas? Karmos draugas. Išėjo į gatvę gyventi, ten nusipirko hostelį ir renka butelius. Tai mano požiūriu, kad yra labai svarbu suprasti save ir tai veikti. Tai daug kas emocinė sveikata tada pagerėja ir tu susidėlioji proaktyviai savo gyvenimą, tai yra ėmiesi veiksmų, kurie tau yra įdomus, nors tai galbūt ir nėra standartas. O kaip sugalvojai pradėti podcastą? Kaip atsirado visas šitas dalykas tavo gyvenime?
tai aš dirbau ir galvojau, kad man kažko trūksta gyvenime. Buvau tokia sausau laiminga. Kaip ir laiminga, kaip ir darbas patinka, bet ne iki galo. Ir tada tokiam tempe, ardama, sekdama, čia high achieverių, millennialsų tokia gal, perdegimas yra, man atrodo, labai dažnas millennialsų kartai, nes sieki daug, neaišku dėl ko, kad visiems patiktum ir taip perdegiau, kad turėjau padaryti metų pertrauką. Išėjau į darbo biržą ir ilsėjausi 2 mėnesius, nieko neveikiau, nes buvau beveik kaip tokia, kad tik tai pasirūpinti fiziškai, sportu ir panašiai. O tada atėjo mintis, kad noriu kalbėti apie emocinę sveikatą ir va būtent tai, dėl to, kad prieš tai 8 metus aš dirbau su terapeute dėl savo asmeninių problemų. Kaip aukos sindromas, aš buvau ganėtinai toks žmogus, kuris darydavo viską, ką kiti pasakys, kur vėjas papūs ir skųsdavausi, kad vadovas ten per griežtas, per daug įtampos, kad, realiai skundų maišas, kai nesimdavau pati iniciatyvos kažką daryti geriau, imti kalbėtis tiesiai šviesiai, sakyti, kaip jaučiuosi, keisti kažkokį tai patterną ir susitarti. Tai va iš to terapinio pokyčio gimė tai, kad aš noriu padėti tiem žmonėm, kurie va taip pat turėjo irgi nerimo atakas, nelaimingus santykius, nežinodavau, ar myli mane, ar nemyli, tokiuose sukdavausi toksiškose santykiuose. Tai realiai terapija man padėjo ir norėjau, kad per kitus žmonės jie dalintųsi savo patirtimis. Tai aš manau, kad šiandienos viešnios jos abidvi užsiema savotiškom terapijom, galima taip sakyti. Tu eidama per savo daliniesi ir ieškai ir vėl daliniesi, kai randi, o tu parodai, jog visi esam panašus ir taip pat, jog visi yra gražesni, negu jiem patiems atrodo. Taip? Tu įsiminei terapiją ir čia pasidalinant džiaugsmais, man merginos jau dabar pradeda sakyti, kad tavo fotosesijos prilygsta meniniai terapijai. Tai man čia yra labai didelis įvertinimas ir komplimentas, kad judu teisingo keliu. Galėsi išleisti savo elektroninę dar knygą, maždaug 200 eurų už vieną kopiją, ją pareklamuoti savo Instagrame ir tada visa auditorija, kurią surinkai, jinai tavim pasitikė ir jinai pirks tavo knygą. Kaip dabar šiais laikais dėja yra populiaru visai. Okay, apie terapiją pašnekėjom šiek tiek, aš dar noriu paklausti apie podcastą ir visą šitą pradžią. Man atrodo, mums visiems būtų labai įdomu sužinoti, su kokiais iššūkiais galbūt teko susidurti pradedami visą šitą dalyką. Ir nežinau, kokius galbūt patarimus duotum tiem, kurie norėtų tą podcastą savo irgi sukurti. Ir po to aš turėsiu labai gerą klausimą. Kadangi aš prieš tai dirbau visai gerai apmokamą darbą, tai turėjau daug santaupų, bet tos santaupos, kuriant podcastą ir kur išlaidos per metus buvo 10 000, tai jos greitai pradėjo tirpti. Ir tai va, pirmas iššūkis buvo finansinis. Ar man čia nutraukti podcastą ar ne, nes kaip ir neatsipirko per metus. Aš daugiau investavau negu gavau. Bet išlaukiau, iškentėjau ir dariau toliau. Tai po kažkur metų jau prasidėjo tas, kad aš daugiau pritraukiau rėmėjų ir dabar daugiau ant savų šiek tiek uždirbu. Būtent iš podcastų. Plus man tai yra asmeninio brandingo kaip ir nauda, ar ne? Tai yra, kad aš nežinau, realiai, kai pradedi kurti viską daryti iš aistros, iš pradžių būna, tu tiki idėją. Realiau susiduri su tokia realybė. Jeigu tu nori žmonėm padėti, tai realiai tu turi galvoti ir apie verslą. Tu negali padėti vien tik iš savo resursų, nes tu neturi tiek resursų, nes aš dirbau kaip marketingistė, konsultavau įmonės ir investavau į podcastą. Tai ką noriu pasakyti, kad tu negali, labai dažnai ir sako, jogos mokytojai ar ten kažkokie, jie neturi imti pinigų, čia yra nesąmonė. Iš esmės, tu turi uždirbti iš to, kad tu galėtum padėti. Kaip uždirba dideli podcastai, kaip Mr. Beast ir panašiai. Tai žodžiu, tas pirmiausias
toks kaip ir smūgis iš realybės, tai yra finansai ir kaip visą šitą susidėlioti, ar ne? Taip. 10 štukų. 10 štukų. Nedaug, nei mažai. 10 štukų. Bet jeigu jos negrįžta atgal, tai tada jau... Tada pasijaučia truputėlį. Man labai pasisekė, kad viena įmonė padėjo visai nemažą sumą, 2400, grinai iš geros širdies. Tai ganėtinai nemažai galėjau kurti ir to saugumo pajutau, bet ką man reikėjo padaryti, tai paprašyti pinigų, čia irgi nėra lengva. Kai tu, independent žmogus sieki ir panašiai daryti pats, tai va, buvo ir toks iššūkis. Tu sakai, gerą klausimą turi, tai man rodos laikas jo paklausti. Na, klausimas labai paprastas, visom 3 jum iš tiesų. Į negyvenamą salą varo 3 dalykai, kuriuos pasiemat. Aš iš šitą esu atsakęs praeitam podcast'ą, tai aš galbūt duosiu jums pasireikšti labiau. Aš labai tikiuosi, jog tu turėjai laiko pagalvoti ir geresnius dalykus pasimsi. Tikrai ne, mano atsakymai vis dar būtų tokie patys durni. Damos? Nekenčiu, žinok, tokių klausimų. Su fantazija problemos? Nežinau, gal. Čia žinai, kur reikia pritemti ir fantaziją, ir tai nerealu. Man duokit kokį realų klausimą. Gerai, į Šeškinės mikrorajoną važiuoja 3 dalykai, kuriuos pasiemi. Geriau. Kuriam laikui varau? Na, duok dievė 3 valandų. Šeškiniai taip blogai? A ne? Tikriausiai, aš taip girdėjau. 3 dalykai, kuriuos pasiemi. Mašina. Jo. Važiuot man reikia. Taip, kas toliau? Antras? Ką aš ten Šeškiniai veiksiu? Čia aš jau nežinau, čia ką tu veiksi. Šiaip dažniausiai ką ten gali padaryti? Priduot butelius gali. Maksima yra liktai, jei neklystu. Na ir šiaip faini žmonės. Galvoju, kur ta Šeškinė dabar. Tai negyvenamas savo blogesnis variantas buvo, negu Šeškinė. Pačias pasakėt. O pavyzdžiui, su fotografija pačia, ne? Tai čia skaitos, jog tu turi jau savo įmonę, ar ne? Savo brandą, sakai, darai? Jo. Ar iš to uždirbi? Taip. Ačiū Dievui, taip. Ja. Nes jau palėtėm finansų temą vis tiek ir tai pasidarė ir man įdomu, kaip tau sekėsi savo brandą kuriant irgi, su, vadinkim, investavimu, graža galbūt, pačiu procesu. Galiu pasakyti, kad pradėjau prieš 4 metus už fotosesiją 20 eurų. Ir dar tada galvojau, kad aš imu per daug, tuos 20 eurų. Tada sekantį sezoną jau prašiau 40 eurų. Tada supratau jau, kad gal visgi mažai, tai gerai, bandom iki 50 pakelt. Ir tą vasarą aš žiauriai persidirbau ir pajaučiau pirmą kartą savo gyvenime, kad jau manęs fotografija nebežavi, nebetenkina ir aš jau nebenoriu fotografuoti. Ir tada visus tos pinigus, kuriuos buvau užsidirbus per tuos visus metus, investavau, nusipirkau tuo metu patį geriausią fotoaparatą. Ir pradėjau tada darytis Excelį, lenteles, skaičiuotis, kiek man reikia padaryti fotosesijų, kad atsipirktų, ką aš norėčiau vasaros gale, žinai, būti įsidirbus, ką turėti kišeniai. Ir tada pasakiau, kad viskas. Ir tada dabar mano fotosesijų kainuoja 100 eurų. Bet aš galvoju, kad aš vis tiek dar per mažai imu. O jeigu, pavyzdžiui, aš ateičiau fotosesiją, lygiai 100 eurų turi mokėti? Taip. Tau kaip draugai 150. Bet ar sako, draugai turi draugų verslams daugiau mokėti, kaip tik padėti. Taip, padėti finansiškai. Na gerai, 200 eurų valandą. Tiek to jau labai noriu. Pats jauts, bet pats gražesnis po fotosesijos. Tai Blemba, už 200 eurų aš jau tikrai jaučiuosi labai gražiai. Šiaip turiu klausimą, vis tiek jūs esat dviese ir viena su fotografija, su podcastu, bet jūs nesat šiaip random žmonės pakviesti iš gatvės. Tai aš norėjau to klausimo, kaip jūs esat susiję, kaip jūs pažįstamos, ar jūs bendradarbiaujat ir noriu visos šitos istorijos. Tai, po 3 kurso aš buvau labai išsigandus, kad manęs laukia labai sunkus 4 kurso metai ir galvojau, kad aš noriu likti Vilniui vasarą ir pagalvojau, kad reikia ieškoti išankstinės praktikos. Tai kelias Facebooko grupės pasipaustinau, kad noriu praktikos. Gavau keliasdešimt laiškų, žinučių su pasiūlymais ir tada pradėjau, žinai, eiti į visus pokalbius ir buvo tokie 3 topiniai jau ten tie pasiūlymai, bet, kažkaip, nežinau, Aistė mane užkabino nuo tos pirmos žinutės, kur labai atvirai ir nuoširdžiai parašė, kad ką tik sukūriau savo brandą,
Aš tau duodu visišką laisvę, kūrybiškumui pasileisti plaukus, daryk, ką tu nori, bet man reikia, žinai, pagalbinių rankų. Tai aš šiaip esu tokia tylenė, galvoju, ir man buvo pačiai po to skambučio mūsų pirmo, kad aš jau pasakiau, man atrodo, Aiste mes suvaibinsim ir tada, žinai, uždarai tą laptopą ir ką aš Ieva ką tik pasakiau. Bet, mes suvaibinom. Tai va, tai nuo to ir prasidėjo viskas. Tai, žodžiu, jūs bendradarbiavote ties visų šitų podcastų. Bet dabar antras lazdos galas iš Aistės pusės, pavyzdžiui, apie Ievą. Tai man patiko mūsų pirmas pokalbis, kai Ieva sakė apie savo lūkesčius, kaip įtikisi dirbti. Ir mes pasisakėm iš karto atvirumas, kai yra kažkas nepatogu, ar kažko norisi, arba kažkaip kitaip, tai man atrodo, mums veikia tas būtent atvirumas, nes aš irgi, viena yra, kai tu dirbi įmonėj ir kita, kai kuris savo, turi galbūt dar kitokius lūkesčius, kai yra riboti resursai ir panašiai. Čia yra atsistoti į, aš netgi pradėjau suprasti įmonės direktorius ir vadovus, kaip pradėjau kurti, galvojant, kaip jie bendrauja ir ko tikisi iš savo žmonių, su kuriais dirba. Tai man labai patiko, kad Ieva tada kalbėdavo, nors jinai sakydavo, kad aš tai čia jau gal jaudinuosi pasakyti, kaip jaučiuosi, bet jinai kaip tik mane netgi mokė atvirai kalbėtis nepatogiose situacijose. O šiaip mums geriausiai galbūt veikia ir kur Ieva daugiausiai prisidėjo, tai mes vis dar organizuojam nerutiną mokymus verslo pradžiai. Tai ten turim kelias temas kaip kalbėjimas, klientų pritraukimas, bendradarbiavimas ir finansai. Tai mes išsigryninom mūsų abiejų esamas problemas ir pagal tas problemas sukūrėm mokymus tokiem panašiem kaip mes. Tai žodžiu, jūs toks tobulas mačas, papildot vieną kitą, labai labai fainai. Taip. O pykstatės? Kaip pavadinsi tą pyktį? Jeigu nesutarėt, greit išsprendžiat, spėju. Mes kalbamės. Tai man atrodo, tas gal mum ir geriausiai veikia, kad tobulų santykių, kur tu neturėtum jokio. Nėra. Nebent tu būtent esi tam aukos vaidmenį ir kalbi už nugaros, tai gal tokiu atveju gali būti, ateini ir šipsaisi taip į veidą. Tai mums kažkas vienai pusėje nepatinka, pasakom. Ne visada buvo gal lengva, bet aš labai daug išmokau su Ieva. Labai gerai. O mes su Liepa pastoviai pykstamės. Ir šnekam vienas kitam už nugaros pastoviai. Tarpas tarp mūsų neveltui. Tai taip, aš labai pridariu, kad bet kokiam blemba žmogiškam santykiui reikia atvirumo, tokio, kad ir, sakyčiau, netgi drąsos ir ryžto pasakyti, kas man negerai yra, ne? Kai sėdi čia nais akmenukas, tai kad jo nebūtų, reikia pasakyti, kad čia sėdi akmenukas. Bent jau gal ir savo pabandyti atsakyti, kodėl ir kas taip. Ir tada iškomunikuoti tinkamai. Bet čia baisus dalykai. Baisus sunkus dalykai. Šiaip komunikacija. Man, pavyzdžiui, gali atrodyti, kad mano komentaras ir feedbackas yra neutralus, žinai, o kitas žmogus perskaito kaip kažkokį piktą arba kad, kaip pasakyti. Kiekvienas interpretuoja savai visą laiką, visus žodžius. Apskritai, mes net kalbant, aš galėčiau vieną dalyką pasakyti ir tu gali visiškai kitaip suvokti tą patį, ką aš pasakiau, nors aš visai kitas intencijas turėjau. Tai va čia tas atvirumas pas jūs jaučiu ir yra tas raktas į absoliučiai viską, nes kada žinai, kad gali bet ką pasakyti ir bet ką išsiaiškinti, tada ir tas santykis geras. Šiaip reikia mokytis grįžtamojo ryšio. Man vieną kartą mano kirpėjas pasakė, Aiste, tu niekada man nepasakai, kaip tau žiauriai patinka. Aš pasakau ačiū ir išeinu. Bet aš nepasakydavau, kad wow, Ridai, kaip čia tu gražiai padarėjai. Negaliu patikėti. Nes aš tiesiog taip netransliuoju tų emocijų. Tai galbūt ko išmokau, kad daugiau tikrai reikia pasidžiaugti tais laimėjimais, inicijuoti tą pasidžiaugimą. Ir čia, man atrodo, daugelio yra toksai, nes tu varai ir pamiršti. Jo. Jeigu jūs būtumėte dviese negyvenamoje saloje, kuri atliktų kokį darbą?
pavyzdžiui, ten yra galbūt ten statymas pastogės, galbūt ten vandens rinkimas, krabų medžiojimas, žvejojimas. Tai kaip pasiskirstytume darbais? Aš galiu pasakyti, kokia pirma man mintis buvo iš karto kažkur ieškoti, kaip pastatyti, kad mūsų rastų. Nežinau, bokšto, kad mojuoti ar kažką, bet tik tokia mintis. O tu? Aš galvoju, kad mano funkcija tikriausiai būtų viską suprojektuoti ir sudėlioti, kad kaip mes tą pastatom, pastogę ar kažką. Nes mane Aistė vis dažnai gyra, kad man labai sekasi Exceliai. Aš visą Aistės chaosą sutvarkau. Ant smėlio būtų Excelio lentelė, tiesiog nubraižyta. Aš asmeniškai įsivaizduoju, kad jeigu ir yra pragaras šitoje visatoje, tai jisai panašus į Excelį. Į tokį kelių tūkstančių puslapių Excelį, žinai. O jie visada noriu ten. Tai duok 5 mes to panašus. Ne, man Excelis, kai manęs paprašė ten padaryti tinklelį socialinių tinklų, aš taip... Komunikacijos planą. Vis tiek neveiks. Tada buvo skambutis Ievai, klausyk, ką veiki? O gerai, o tikit kokiam sąmokslo teorijom? Palauk, aš dar apie podcastą noriu gerai. paklausinėti. Driežažmogiai. Tuoj mes užgaudysim ir šitam podcast'e, kokia akis, žinai, irgi tvinkčioje driežažmogį. Man kažkaip įtarimų yra. Oi, ne, nueikim, prašau. Kad esi žmogus. Aš tai manau, kad mūsų produceris yra panašus į driežažmogį labiau. Kitam podcast'e, bet... Ne, apie podcast'ą, aš dar biškį paklausiu. Gerai, tada aš grįšiu prie sąmokslo teorijų, nes man... Taip, mes prie šito vis tiek vienai per kitaip turim grįžti. Privalom jau. Bet aš norėjau paklausti, ar yra kažkoks žmogus ar žmonių grupė, kas būtų svajonių svečiai podcast'e. Kas čia būtų, wow, čia aš jau pasiekiau viską ir padariau. Tai jo, man tik reikia patobulinti anglų kalbą. Tai būtų Jimas Keris ir Willas Smithas. Dar Trevor Noah būtų čia kažkaip sutapo, kad vyrai, bet šiuo metu mano yra top svajonės. Kodėl? Tai aš esu skaičiusi Willo Smitho autobiografiją. Trevor Noah man patinka, kaip jisai jo humoras yra per sąmoningumą kažkiek. Jis ir juokauja, bet to pačiu ir gali giliai pašnekėti. Tai dėl to Jimas Keris nemažai kalba apie tą, kaip tu gyveni ne savo gyvenimą ir kad kada tu būsi pakankamas. Tai vat šitie žmonės, jie man atrodo, pagal Willo Smitho, kad jo vaikystė buvo kažkiek panašiai mano. Labai daug rezonuojančių dalykų. Tas galbūt noras sukontroliuoti arba būti tuo geru, kad visi susitaikytų, kad nevyktų konfliktų ir panašiai, bet labai faina, kaip jisai visą tai peržiūrėjo, suprato ir transliuoja visiems kitiems. Jo, okay. Dalinasi. Bet kaip suprantu, daugiau Ieva komunikuoja su žmonėm, kuriuos kviečiate į podcastus, ar tu komunikuoji, kuri atsakinga už tą visą susisiekimą su žmonėm? Aš komunikuoju. Yra buvę, kad tarkim viena nori kažkokio tai svečio podcast'e, o kita galvoja, ne, šito tai nenoriu. Yra buvę. Mes dažniausiai padiskutuojam. Pliusai minusai, ar ne? Nu, pavyzdžiui, man labai patiko, kad Ieva kaip fotografė Greta Kulišaitė sako, paimk ir aš taip, kodėl aš apie ją nepagalvojau, wow, man labai patinka ir labai buvo geras podcastas. Tai vat, galbūt Ieva pamato, ko aš net nepagalvoju. Ok, iš kitos perspektyvos biškai. Taip. Žiūri gerai. Iš kitos pusės, jeigu Ieva nematytų, tai nebūtų fotografė. Norėjau sakyti, labai geras. O pavyzdžiui, tavo svajonių modelis fotosesijai? Neturiu. O tu Dalia Grybauskaitė, pavyzdžiui? Ne, man per daug streso būtų. O yra buvę, kad, pavyzdžiui, fotosesiją darai ir kažkoks žmogus yra ir taip nejauku tiesiog yra ir tau pačiai labai tas nejaukumas arba nesmagumas? Ar kol kas viskas žiūri, fainai žiūri būt? Žinai, pradžia visada būna nejaukia, kol įsivažiuoja, kol apšylė, kol žinai, vienas su kitu susipažįsti.
Tai to nejaukumo visada būna, bet kad visa fotosesija būtų vienas didelis nesusipratimas, tai nebuvo. Labai gerai, to ir linkėsiu toliau. Ačiū. Kad nebūtų. O aš galiu paklausti. Aha. Kadangi, jūs labai esate įdomus žmonės ir nežinau, kiek jūs pažįsta šiaip. Tai Liepa, tu sakei, dainuoji. Ar galėtum kažką padainuoti? Padainuoti. Yeah. Laukiai? Wow. Aš tikiuosi, tu pamirši. Ne. Aš nežinau, ką tu nori, kad aš tu padainuočiau. Ką? Pa. Nu, kame jautiesi gal gerai? Arba... Ne, kažką reikia duoti... Challenge, kažką įdomaus. Just the two of us. Štai We gerai. can make Man it beatą. if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Ane? Aš labai. Aš duet mėgstu dainuoti. Aš esu duetas. Jos duetas. O tu? Bet mes pykstamės. O tu vaidini dar, ne? Ne, nieko aš nedarau iš tiesų. Viskas, ką aš darau, tai atsikeliu kiekvieną dieną ir galvoju, man reikia išgyventi ir vakare aš išgyvenau. Ir kitą dieną tas pats. Žinot tą Sizifo mitą, kur įdena didelį kamuolį? Čia aš. Ten buvau aš. Ne, aš vaidinau prieš tai dabar studijas pasibaigiau ir dabar kažkaip galvoju, kas toliau, ką dabar toliau darysiu. O kirba kažkas jau, ką nori daryti? Ne. Kirba. Nu kaip, kirba, ką žinau. Norėčiau kažkaip vienaip ar kitaip pasibandyti save televizijoje ir taip ir praktiką ar kažkur. Labai noriu į LRT pakliūti. Kažkur tenais po truputį skinuos bandau. Nežinau, iš tiesų tai nežinau, bet kol dar turiu sveikatos, esu jaunas, dar visai nieko atrodo, noriu pakeliauti irgi. Ar tai pasavanoriauti kažkur, bet noriu pakeliauti ir pagyventi kitoje šalyje, nes atlikau ten, buvau savo Erasmus atlikęs, tai supratau, ant kiek yra skirtingas keliavimas, kuomet tu iš tiesų įsišaknyji į tam tikrą vietą ir pradedi pajausti, kaip ten viskas veikia, kuomet gyveni kitoje vietoje tam tikrą laiką. Tai noriu to ir kažkaip, ir man patinka tokie nuotykiai, patinka kažkaip ir improvizuoti, ir kažką ekspromtu, spontaniškai daryti. Bet taip, mūsų užklausyti, aš tai pasakysiu, mes jūs į podcastą pakvietėm, kada mūsų į podcastą pakviesit. Ten bus tęsinys mūsų atsakymą. Labai provokuojantis klausimas. Labai provokuojantis klausimas. Tiesiai į kamerą atsakymą, prašau. Tinkamą atsakymą, jo. Ir ranką prie širdies, kai sakysi. Galiu pasakyti, kokia yra mano strategija. Aš turiu tam tikras taisyklės savo, dėl ką kviečiu ir panašiai. Tai dabar vasaros sezonį jau esu viską sufilmavusi, gal dar yra nufilmuoti 4 ar 3 epizodai. Nepakvies mūsų. Tai rudens sezonui dar 0 plano. Pakvies mūsų. Jau vilčių turim. Bet šiaip, kad suprasti, kad galėčiau išgyventi, tai mano strategija, kad žmogus turi turėti vis tiek kažkiek srauto. Tai aišku, pirmas kriterijus yra, kad atitiktų temą. Tai va, manau, kad jūs atitiktumėt temą pagal tą nerutiną ar ne, ką veikėt ir panašiai. Kita yra srautas. Tai yra, kiek žmogus turi galbūt sekėjų ir panašiai, tik dėl to, kad gaučiau rėmėjus ir kad jie padengtų. Gal 2 štukas ir turim. Na, aš turiu 8 sekėjus. Taip, beveik. Ir 3 iš jų šeimos nariai. Tai gerai, mes dar mačiutėm ten to, paskambinam, turėsim ir auditoriją. Viską sako. Jo, tai iš esmės yra taip, kad galėčiau dabar vykti, tai turiu tuos 2 kriterijus pagrindinius ir trečias yra tas vertybinis, nes ne visada ten būna tam tikros temos, kuriom aš negalėčiau. Tai, ir aišku, dar yra tas, kad energetiškai žiūrė, ar tu faina ar ne. Tu, man atrodo, nežinau kaip jūs, kai renkatės žmonės, bet tu kažkaip pirmas jauti. Kartas. Aš tiesiog pavaldus bosui, man bosas sako, tu kalbinsi tą gerai. Bosas čia, ne? Bosas linksi. Aš sakau, taip tėve. Taip klausau. Padarysim, pakalbinsim. Aš dar pabiškai bandau apšilinėjai dar kojas visoje šitoje ampla. Bet jie gerai sekas. Man dar biškai bus. Gražus tavo dredai. Ačiū, pastebėjai, gale podcast'o.
Ne, gal. Dar ne vakaras. Tai aš dar vis bandau apšilti tas kojas, dar biški bijau, aš tave pertraukinėti. Tu bandai apšilti kojas su tokiom skylėm kelnėse. Bet pažiūrėk, kokios kojinos Ai, gražios. kojinos žiūri, fainas. Jo, fainas. Kažkaip per gilė. Aš nežinau, bet fainas. Bet aš norėjau jūsų paklausti dar apie podcastą. Tai kuris vis dėlto svečias galbūt buvo labiausiai įsimintinas, kuris jum pačiom labiausiai patiko, kur atnešė ar daugiausiai naudos, ne iš finansinės pusės, bet tiesiog, kad daug sužinojai, įkvėpė, užmotivavo belė kaip? Aš gal iš savo pusės pasakysiu, kad Rolandas Mackevičius man buvo tikriausiai. Dėl ko? Dėl to, kad aš tuo metu gal net nesitikėjau, kad galėčiau pakviesti tokio žinomumo žmogų, kuris man yra kaip autoritetas iš nepatogių klausimų, kaip jisai veda pokalbį, kaip jisai girdi, kaip jisai iššaukia tas tokius perliukus ir panašiai. Tai jis turi ir empatijos išgirst, ir humoro. Tai labai patiko tas kombo ir aš studijose coachingo kaip tik buvau tokį manifestavimo plakatą pasidaręs, kur buvau užklijavus Rolando Mackevičiaus foto. Bet aš nuoširdžiai tuo metu dar net negalvojau apie tai, o buvau uždėjus dėl to, kad kai tėvo santykio gal, kai karpiausi, kad kažkaip norėjau į tą pusę santykį su tėčiu, ar ne? Pamačiau, kad jis su vaiku ten įdėta nuotrauka, tai ir įsidėjau kaip pavyzdį. O gavos taip, kad tiesiog pakviečiau žmogų, kuris man labai patinka po daugiau nei pusės metų gal. Tai žodžiu, vieni Marijos nuotraukytę dedasi dėl sėkmės, o tu Rolando nuotraukytę. O telefono wallpaperis koks? Ne Rolandas? Ne, aš nesu tokia, jeigu ką, aš atrodo, skamba kruopiai. Bet veikia šitie dalykai. Tos, kaip tu čia sakai, manifestacijos plakatas, ne, tas lentelė, bet jie veikia iš tikrųjų. Taip. Ir tu, Ieva, irgi buvai minėjus, kad fotografijoje tenais buvai, atsiprašau, kad nusikeiksiu, bet tą Excelį padarius. Tai irgi manifestacijos lentelė savotiškai, ne? Tikriausiai. Ir pavyko to pasiekti, teisingai. Pirmus metus jo, šiais metais dar nelabai sekasi. Tai gal ta lentelė blogesnė, šiek tiek? Ne. Bet šiaip šį savaitgalį fotografų modelį, tai sakė, kad šis sezonas visiems prastesnis tiek dekoratoriam, tiek visažistam, tiek fotografam, tai ne man vienai čia tai blogai. O įdomu, kodėl šiaip? Mano bazės ne tos. Man irgi atrodo, jo. Kažkas, žinai, bus susidarę. Planetos kažkaip ten išsidėstė, ne? O tai dabar, pavyzdžiui, manifestuotumėt kažką ir yra kažkas, ką jau pradedat mąstyti, kad aš noriu to, aš noriu tą padaryti, arba tą pasiekti, arba tą pakalbint. Ką dabar manifestuojam? Kieno nuotraukas klijuojam ant lapų? Mano yra 5-mečio tikslas jaustis profesionale darbui studijoje. Pradėjau dabar investuoti į mokymus fotostudijoje. Tai čia tikriausiai. Okay. Aš šiuo metu gal nieko nemanifestuoju, tiesiog atrodo, kad viską darau tai, kas patinka ir kažkaip gerai sekasi įtraukti ir į tos mokymus, fainus lektorius, atrodo, tos, kurios noriu, ir į podcastą pasikviesti tos, kurios noriu. Tai viskas, aš kaip tik dabar bijau, kad nesukriūtų šitas visa sėkmė, visa tai, kai nuo tos pirmus metus gal buvo daugiau streso. Dabar aš jau skinu tos vaisius. Mėgaujas. Jo. Vienintelis dalykas, kad aš su coachingo sritim norėčiau daugiau turėti klientų, kurie sprendžia tokias problemas, kaip nemėgstamas darbas ar atrodo, norisi padėti tiem žmonėm, kurie gyvena ne savo gyvenimą, nemėgsta to savo darbo arba nežino, kur nueiti. Tai gali būti viskas paprasčiau, negu atrodo. O coacheriai labai dažnai skamba kaip kokie skemas. Tai dėl to, kad tikrai ir yra taip, nors ten yra elementarūs dalykai, kurie padeda tau išsigryninti tai, kas tau įdomu, veidrodžio metodų išgirsti save. Tai galbūt labai džiaugiuosi, kad dabar turiu daug team buildingų su partneriu. Tai aš žmonės matau komandose, kaip jie bendrauja, bendradarbiauja, tai tą savo dalį išpildau.
Tai vat ateityje tiesiog tikiuosi jų turėti daugiau. Taip greitai nevyksta, žinot, kaip pradedi kažką daryti, negausi va taip. Jeigu čia įsivaizduoja žmonės, kad vat, aš taiga tapsiu vadovas, padirbęs metus kažkokio įmonėje, nu tai come on. Būna, nesakau, bet tiesiog yra realybė tai, kad reikia įdėti daug pastangų. Jo, mes norim visko greitai šiais laikais, ne? 3 balsai yra šių influencerė. Ir šiaip šiais laikais įvyksta tokių greitai tam tikrų situacijų, jeigu tu sugalvoji kažką labai ten greitai. Bet čia vienas iš daugelio. Bet, žinai, man atrodo, čia kaip man patinka vienas podcastas Modern Wisdom, tai jis dabar labai turi daug peržiūrų, bet kai aš stresavau, kad man neina, tai aš pasižiūrėjau, kad jis 2 metus turėjo mažiau peržiūrų negu aš pradžioj, nors jis yra pasaulinio lygio. Tai ką noriu pasakyti, kad jis 2 metus darė ir fokusuotai darė tą dalyką ir tik po to jam kažkurio metu nu, žinai, atsipalaidavo, charakteris, dar kažkas, tai lygiai taip pat. Aš kai pirmą podcastą vedžiau, aš vos ne kas pirmą klausimą prašiau sustoti ir mes ten katinom, nežinau, non-stop, tai dabar tiesiog filmuoju va taip, kaip va čia. Ir kalbė. Svarbiausia vadinasi, užsibrėžti tą tikslą, ko tu nori ir jo tikslingai siekti, nepasiduoti, užsispyręs būti. Kaip mes ant lantų balkonio jau pakalbinom visai nemažai žmonių ir šiaip čia tokia mintis, kuri šiaip moderni išmintis. Na. Turėk savo tikslų, vizualizuok juos. Tikslingai dirbk. Nesitikėk greitų rezultatų, bet turėk vilties, kad gali greitai kažkas ir prasimušti ir pavykti. Nes, blemba, dabar tos ir auditorijos ir informacija labai greitai viskas vaikšto. Ir kažkaip atrodo, kad dabar tikrai gyvenam labai greitame pasaulyje. Tai dabar yra daugiausia šansų kažką taip žaibiškai pasiekti, negu bet kada anksčiau, man taip atrodo. Taip. Tai va, tai ar turit sąmokslo teorijų, kuriom galbūt tikit? Aš nesu sąmokslininkė. Yra viena sąmokslo teorija ten apie Billą Gatesą, ne? Aš kažkaip tai prisiminiau, mes kalbėjome apie Excelį. Ir atsiprašau už keiksmažodį. Dabar košmarus apmosiu su to Exceliu. Jo, sakė, kad ten jisai ten uodų fermas kažkokias ten daro, kad ten ligas platint, biocheminiai ginklai gal kažkokie. Ir aš tai pagalvojau, nesąmonė. Ir dabar, kai pradėjom šnekėti apie Excelį, man susivedė, kad Excelio kūrėjas yra kas? Microsoft'ui priklauso. Microsoft'o kūrėjas kas? Billas Gatesas. Aš taip įsivaizduoju, kad daugelis sąmokslo teoretikų va taip pat išneka. Su labai mažai įrodymų pritimpinėja dalykus. Man smegenyse erorą, žinok. Jau erorai. Erorinu smegenis. O kuom šiaip tikit? Šiaip labai bendras klausimas. Šiaip aš tikiu, man labai dabar šiuo metu, dėl ko ir podcastas, laisvė gyventi kaip nori. Tai yra, kad mes visi turim pasirinkimus, susidėlioti savo gyvenimą kaip norisi, bet kartais tiesiog einam palei srautą, masę, nežinau, taip kaip reikia ir panašiai. Ir čia yra labai sunku atskirti, kur yra mano, o kur yra ne mano. Ir tą įsiklausyti viduj čia, filosofiškai. Bet tiesiog aš ilgą laiką galvojau, kad aš noriu būti vadovė įmonėje, organizacijoje ir siekiau ten vadovų magistras, studijos visos apie pasitikėjimą, ten strateginį valdymą, lyderystę, kai realiai supratau, kad lyderystė tai jau yra šiaip ne tai, kad jeigu tu darai kažką, kuo tiki ir kitiems žmonėms tai rezonuoja, tai irgi gali būti lyderystė ir tau nebūtina ten gauti statusą vadovo, nueiti į poziciją vadovo ir panašiai. Nes kai gavau vadovo poziciją, tai buvo toksai... Jej! Blogiau neįtikėjus, ne? Tiesiog. Tu toliau sieki varai kitokio vadovo, kitoj įmonėj. Aukštesnio vadovo pareigų. Ok, bet čia labai labai faina idėja yra apskritai visas šitas dalykas ir man tiesiog atrodo, kad visi turėtų suprasti, kad tuo, ko tu tiki, neturi ir kitas tikėti ir kad mes visi turim skirtingą požiūrį į absoliučiai viską ir kad nereikia kišti to savo idėjų. Melas, mano nuomonė, teisingiausia. Dėl to mes ir pyksamės. Melas teisingiausia? Mano nuomonė teisingiausia.
Paaiškink. Iš tos prasmės, kad, žiūrėkit, jūs turite savo nuomonės, ne? Bet tavo tik tai teisinga. Bet tik tai mano yra teisinga. Nu, tik tai pas mane yra tiesa. Pas jūs yra ten, nu. Man patinka, kad jie sutinka, žiūrėk, pasimetė. Ne, aš bandau suvirškinti, kad, nu, žinai, yra daug tiesų. Čia kaip... Yra tik viena tiesa. Mano tiesa. Tavo. Aišku, yra daug tiesų. Ja. Bet šiaip bendrinės tiesos, pavyzdžiui, pasaulyje, taigi, nu, nėra, ne? Nu, čia toks klausimas, nežinau. Tu šiandien labai filosofuoji, aš pastebėjau šitą. Pas tave egzistenciniai klausimai. Aš man taip į galvą kartais kažkas šauna ir aš tada praveriu burną. Man kažkada mergina paauglystėje pasakė, sako, tu gražus, kol nepraveri burnos. Gerai, atsiprašau, tylėsiu. Gerai, tylėsiu. Čia grinai man tai pasakė, galvoju, nu jo, blet. Tai va, tai nėra tokio dalyko kaip visuotinė tiesa, ne? Ne, ir apskritai, nu, gera savybė, žinai, reiklumas. Gera savybė ar bloga savybė? Reiklumas? Taip. Kaip Priklauso. kada? O. Tai va, viena tiesa ar ne? A? Tai viena tiesa ar ne? Ne? Ne, viena. Priklauso nuo kitos tiesos. Priklauso, ką jisai pasakys. Va taip, žodžiu, tiesų nėra. Nes aš kažkaip galvoju apie šitą mintį ir yra tiesa, nes žmonės labai daug praleidžia laiko bet konfliktuose, kai tai yra tiesiog skonio reikalas. Ir čia, nu, va, tebūnė mano viena iš tiesų yra, kad dėl skonio nesiginčijama. Nes tada prasideda argumentai apie tiesą, bet iš tikrųjų tai yra apie skonį. Nu, ir tada ne, į konfliktų žmonės ir labai, kaip čia pasakyti, nuvažiuoja nuo bėgių. Ir jau pradeda asmeniškumus rodyti ir tiesiog gilina žaizdas, kai viskas buvo tiesiog skonis. Aš labai pritariu, nes aš kaip kaučerė, žinai, kaip ir turėčiau kaip ekspertė komunikuoti tipsus, ar ne? Tu daryk tą ir tavo gyvenimas pasikeis. Bet realiai, nu, tai mano požiūriu, tai kiekvienas žmogus unikalus. Tu negali, nu, sakyti žmogui, kad tai tau suveiks, kai gali nesuveikti. Va, šiandien darėm pratimą, kad užsimerkti ir vizualizuoti, nu, tu pabandyk, užsimerk ir ką tu veiksi dabar, vat, po studijų, ką norėtum veikti, ką matai, kokį vaizdą. Norėčiau į kalnus. Matai, ne, kalnus? Matau vandenį, tenais biškai pačio, ten kairiai kalnai biškai. O aš save iš trečios perspektyvos matau, ką čia reiškia. Nu. Mano siela palieka kūną. Čia jūs kaučeriai tą darote, ne? Ne, turiu omeny, kad vieni mato vaizdą, užsimerkia. Kai užduodi klausimą, ateina kažkoks vaizdinys, ne? Kai tai nemato. Bet man kartais sunku, pavyzdžiui, čia netgi ir su meditacijom būna, kad sunku kartais leis natūraliai ateiti, kartais atrodo, kad netgi taip gal šiek tiek priverstinai bandai kažką pamatyti. Bet matai, tu matai, nes manėm ir aš bandžiau šitą pratimą daryti, pas mane nieko nėra, aš nieko nematau, pas mane toks, juoda. Pas mane irgi juoda, bet kažkokios linijos, kažkokie outlinai, tipo biškai atsiranda. Ne, pas mane ir šito nėra, aš galėčiau interpretuoti, ką matai, kad nieko nematau, tai galbūt aš jau miriau ir karste kokiam guliu po žemę, aš nežinau. Oho, kokia mintis. Tai matai, vienintelis dalykas, ką matau. O ką, bet jūs irgi nematėt? Matot. Taip, pavyzdys mano buvo, yra tokia faina meditacija, kur tu ilgą laiką, dabar galvoju 30, man atrodo, dienų, padarai tokius pratimus, kaip užsimerki, pagalvoji, ką matai, vizualizuoji. Tada antras yra, kokį skonį nori pajausti. Trečias, kokį garsą išgirsti. Tai yra, susirandi dainą konkrečią, kokią dainą nori išgirsti. Ketvirtas, dabar galvoju, nu, maždaug su visais šitais receptoriais. Ir tada kitą dieną tu perklausai tą pačią dainą, susirandi paveiksliuką, kuris atitinka tą vaizdą ir, nu, išsisaugai folderį. Jeigu yra galimybė, pavalgai tai, ką nusprendai, kad nori paragauti. Ir dar paliesti. Tai vat, ką norėčiau paliesti. Ir taip darai 30 dienų. Ir tada supranti, galop darant kiekvieną dieną, kad tu realiai viską gali padaryti, ko nori, jeigu tu vizualizuoji. Ir, nu, čia kainda manifestacija. Iš tiesų. Geras. Nes aš tuo metu norėjau šnekėti dideliai auditorijai, mano vaizdas atsirado kažkoks kaip TEDx'o panašiai, susiradau Google TEDx'o, žinai,
Ir mane pakvietė į mokyklą kalbėti 200 mokinių. Tai galvoju, kaip čia taip sutapo. Bet, tiesiog taip gaunasi, kad tu daugiau sutinki su tokiais pasiūlymais, nes išdrįsti. O aš gal būčiau sakius, ne, čia ne man. Bet tai vis tiek parašy dar save tam pasiūlymui, kad kai jis ateis, kad jo pasinaudosiu, kaip čia pasakyti. Ruošdamasis nenumatytoms galimybėms, pritraukiu tas galimybės prie savęs kažkaip vos nemagiškai, ne? Man taip atrodo, bent jau. Man tai atrodo, kad tu labiau atsivėręs viskam esi ir tu morališkai būni pasiruošęs šitam. Kaip tu esi morališkai pasiruošęs, tu gali bet ką realiai. Greičiausiai. Nes taip va vietoje eksprontum tave pakvies ir tu būtum, nežinau, čia galbūt ten varyt, galbūt iš viso niekur nevaryt. O kai tu apie tai prieš tai pagalvoji ir pasiruoši morališkai, tu būni nusiteikęs tam, taip, bet čia yra manifestacija, realiai. Bet labai fainai. Geras pratimas iš tikrųjų. Yeah. Bet čia nėra jokios fantazijos arba tikėjimo. Man atrodo labiau yra apie tai, kad tu, kaip savo padedi patikėti, kad tu kažką nori veikti ir ėmėsi veiksmų automatiškai, kad tą pasiektum. Taip. Kas žmogus būtų be tikėjimo? Tai va, pavyzdžiui, jeigu tu nori LRT, žinai, tai tu tikėtina, va, jeigu dabar pasakyta garsiai, kažkaip vis tiek tai kažkokius veiksmus darysi. Bet jeigu tu nežinai, būni toj nežinomybės būsenoj ir neįvardini, tai gal ir toliau ten, varysi kažką srautu. Blaškomas šiek tiek. Sako, kai nežinai, kur nori plaukti, bet koks vėjas yra nepalankus. Wow, deep. Pakartot? Jo, tu kaip pasakai, man smegenis atjungia. Aš sakau, tu šiandien labai filosofuoja. Kaip aš ten sakiau? Kaip nežinai, kur plaukti. Jo, kai nežinai, į kurį krantą nori plaukti, joks vėjas nėra palankus. Jo. Tai čia su tikslais tas pats. Kaip tu gali eiti, jeigu nežinai, kur? Būtent. Stovi vietoj, kryžkeliai. Būtent. Arba žinai dar, kas man patiko vieno lektoriaus romano, atsimeni? Kai apie fokusą sakė, kad jeigu tau sako, nueik paimk raudoną vėliavėlę šeicho namuose, tai tu įėjęs į šeicho namus, kur yra milijonai, tu matysi tą raudoną vėliavėlę. Bet nematysi tų milijonų, kad yra galimybė daugiau, tuos milijonus pasimti ar kažką. Tu paimsi tą vėliavėlę. Tai čia galbūt irgi apie tai, kad kur mes fokusą dedam, jeigu, pavyzdžiui, fokusuojamės į problemas, kur viskas vyksta šūdai, tai tu ir tos šūdus te matysi. Bet jeigu galvosi plačiau, čia toks irgi filosofinis. Bet jis labai realus, ta prasme. Tokiai, kalbant apie fokusą ir tą visą realybę, tai ką jūs palinkėtumėt mūsų podcast'o žiūrovom, tiem, kurie nori pradėti galbūt kažką naujo, savo kažkokią idėją, savo verslą įgyvendinti, nesvarbu, ar tai būtų fotografija, podcast'as, galbūt kažkokią kitą sferą jie nori, bet kas būtų tas palinkėjimas, ar nepasiduoti, ar, ką jūs palinkėtumėt? Aš linkėčiau daryti dalykus, kurie kyla iš vidaus. Ir aš to labai vadovaujuosi ir fotografijoje, ir renkantis praktiką, ir galvojant apie projektus, kuriuos prisijungti. Tai iš širdies, žodžiu. Taip. Ok. Aš turiu gal kelis pratimus. Vienas yra ikigai, jeigu, nežinau, ar žinot. Japonų išmintis. Ten realiai kokios problemos rezonuoja su tavim ir ką tu gali padaryti. Ir pagal tai surasti savo poziciją, kur tu gali eiti dirbti. Kita yra tiesiog pagal vertybės ieškoti organizaciją ir eksperimentuoti, nes daug kas būna nebūtinai apie tavo veiklos sritį. Daug kas būna apie žmonės, apie kultūrą, tu gali atrasti tenai, bandant organizacijai. Svarbu tą vertybinį pamatą. Kitas pratimas yra, pavyzdžiui, pasidaryti sąrašą, iš kur galiu uždirbti pinigus, pagal tai, kokius gebėjimus turiu, ir rašyti kuo daugiau. Ten galima ir 100, bent 10. Nes tada atsiveria po 10, atsiveria mintis, tai kaip dar aš galiu uždirbti tos pinigus. Gilesnės, tokios platesnės. Jo. Pradžio šiandien paviršutinės, jo.
Jo, ir man, pavyzdžiui, padėjo, kai aš norėjau daug daryti, nes aš šiaip, ir podcastas, ir coachingas, ir dar marketingo turiu klientų. Aišku, tai yra viskas susiję, nes tu brandui, prekės ženklui, nepadėsi atsiskleisti. Tai yra, kad tu gali padėti atsiskleisti per coachingo metodą. Tai yra per klausimą, tu gali jam padėti išsiaiškinti jo stiprybės, pranašumus ir panašiai. O marketingas tik padeda išrodyti tą įvaizdį. Tai toks kombo, podcastas ir, bliam, kaip čia užsivėliu, šitą galim užtrinti. Bet ką turiu omeny, kad labai daug skirtingų veiklų, bet jos siejasi ir labai stipriai. Bet pradžiai man reikėjo atsiskirti, ką aš darau ir ko nedarau. Ir pasidariau kriterijus. Kad pirmas, kad išlaikyčiau savo verslą, man šiuo metu, vienu metu buvo tikrai svarbus pinigai. Tai aš imu veiklas, kurios siūlo gerus pinigus. Antras, vaidmuo, nors aš gal pirmą vaidmenį dėjau, man atrodo, kad aš noriu būti kaip lektorė, coacherė, fasilitatorė, moderatorė, tai konsultantė. Tai ir stengiuosi imti darbus, kurios yra toj pozicijai. Neimti ten tokių, nežinau, ta pati mokykla galbūt, jinai neturi pinigų aspekto didelio, nes man siūlė būti mokytoja, ar ne? Tai pagal mano verslo išlaikymą būtų toksai, kad aš tiesiog daug darau, daug fokuso, kaip ir faina, kaip ir mano tikėjimas, mano vertybės, bet tada man gal reikės kažkaip kitaip dylinti. Jo. Tai va, ir trečia tos vertybės, kad sutaptų bendradarbiavimo, žmogaus energija ir panašiai. Tai žodžiu, tie patarimai ir būtų išsidėlioti tiksliai, ko tu nori, ko tu reikia, ko tu nenori, išsidėlioti tuos tikslus ir siekius. Tokius kriterijus, pagal ką atmetinėjai. Taip. Nes, pavyzdžiui, galbūt pinigai kai kam nėra svarbus iš viso. Tai gal pinigai nebus pirmo, antro numerio. Taip. Ok, čia geras. Dar įsiterpant, aš pirmam kursą pagal Ikigai taip ir pradėjau savo brandą. Mes pirmam kursą rudens semestrą atrodo. Turėjom dėstytoją labai fainą. Jo, Jonušas. Tomas Jonušas, jo. Jo. Ir tada po to Ikigajus, kai atradau, kad visgi fotografija ir su dėstytojo palaiminimu ir pradėjau kurti. Svarbiausia, dėstytojo palaiminimas. Aš atsimenu, mane dėstytojas laimino. Bet aš žiūriu tą Ikigajų ir aš nervuojuosi, aš nieko negaliu sugalvoti. Tai aš kažkaip taip ir praleidau tą Ikigajų. Aš žinok, 3 kartus dariau, pirmą man nepavyko. Dar yra labai svarbu, Ikigajus transformacijų yra daug kitų. Vieniem, pavyzdžiui, man veikia ten su lipdukais klijuoti. Kai tu darai tokį veiksmą ir tik 2, nes Ikigajus ten yra 4, man atrodo, jūs darėt 4. Jo, man atrodo. O aš dariau tik 2, tai kas įdomu ir tai kas rezonuoja. Tai žinai, toks supaprastina. Tiesiog, čia sakau, kad labai skirtingi žmonės turi skirtingai tą būdą, metodą pasinaudoti. Vis tiek pagal save turi prisidarinti visą. Man dar reikės sugrįžti iš to reikalą. Grįžk. Su brandai, suavai. Ne, absoliučiai. O aš tikėjausi. Apskritai, dar piksimės. Kam aš tai galvoju, jeigu aš vienu periodu aš tiesiog rinkausi nežinoti, eiti į nežinomybę, eksperimentuoti. Nes kaip bus, tai bus. Žinai, sako, kad tipo labai gerai kryptis, kad pasiektum rezultatą. Bet vienu metu, kai aš net nežinau, ką daryti, jeigu aš būčiau disciplinuotai veikus, tai aš būčiau savęs smaugus. Nes tiesiog darius tai, kad nežinau, ką daryti. Tai va. Žodžiu, ne visą laiką reikia save pušinti, kartais tiesiog eiti su tą nežinomybę. Jo, tai aš dabar su tuo plius minus ir gyvenu, kad aš irgi bandau paleisti saugumą, kaip aš vadinu, tam tikrus tiltus sudeginti. Tiesiog biškai pasileisti, taip drąsiau tą nežinomybę pasižiūrėti. Nes kol esu sveikas, kol turiu stogą virš galvos, o jį turėsiu, tai man viskas gerai iš tiesų. Žmogui nedaug reikia. Labai nedaug reikia žmogui. Tai va, tai kažkaip reikia aš savo palinkėsiu taip drąsiau su tą nežinomybę. Nes dabar net neaišku, ar dar būsiu šitam podcast'e daugiau. Irgi, kad neaišku. Nes viskas, man studijos baigės. Matai, gyvūną? Mūsų prodiuseris Driežažmogis, nežinau, ar dar duos man darbą. Ar viskas teks Liepai. Ne, neužkauk man visko. Dėja. Bet aš manau, kad jinai geresnė vedėja.
Tu jeigu mane pratreniruosi, va, iš tavęs irgi coachinimo experience gausiu, iš tavęs biški, tada gal kažką ir galim paderinti, kol kas aš dar Bet tu jaučiuosi. kiekvieną Atlantų balkono sekantį epizodą, jeigu vesi, turėsi atidaryti dainuodama. Geras. Man reikia Palaikau to šitą. intro, žinai, to Atlantų balkono. Ką prodiuseris šitai? intro. Yeah. Wow, Atlantų. Yeah. Ką tik prodiuseris pasakė, viskas, kas spontaniškai yra įdomu. Iš tiesų jo. Iš tiesų labai. O, geras. Man jau žinok, man užteko šitos valandos, kad man jau sprogtų smegenys su tavim. Čia kaip jūs įsivaizduot, man pačiam susirinkti. Aš Šiaip nežinau, labai kaip tu fainai. su savim Labai gyveni fainai. taip. Vienintelis žmogus, kuris mane supranta realiai. Aš pats. Nu va, svarbiausia, tu supranti save. Kiek jūs suprantat save? Labai hipotetiškai, vadinkim, 0% yra absoliutus nežinojimas, 100% utopinis pažinojimas savęs, kad jau viską, totaliai viską žinai apie save. Aš labai daug žinau, nes daug pratimų dariau savęs pažinimo. Jaučiasi. Ir daug man tai padėjo tiesiog neprisimti atsakomybės už kitų emocijas, jaustis geriau. Nu. Tai nežinau, vienas iš pratimų buvo surašyti mamos ir tėvo savybės. Nors sako, millennialsai apie tėvus labai kalba, tai šitas yra žiauriai veiksminga, nes aš pamačiau tokią šešėlinę savo pusės, kaip įkyrumas. Aš įkyri, o ne, bet iš tikrųjų man įkyrumas yra iš tėčio pusės, man atrodo, negatyv, bet dabar atrandu, kad jeigu ne mano įkyrumas, aš daugelį pašnekovų nebūčiau pakvietus. Nes, pavyzdžiui, Rolandui rašiau tikrai gal 2 ar 3 kartus, kad pataikiau tada, kada jisai nebuvo atostogose, kada buvo Nidoje, pusiau atostogose. Žodžiu, reikia išmokti tas savybės, visas savybės panaudoti iš geros pusės. Jo, nes absoliučiai bet kokia žmogiškoji savybė skirta Dievo, ar kad ir ko žmogui, jinai gali būti tiek dovana, tiek prakeiksmas, mano akimis. Taip. Tai vat, nesakai klausimą. Nuo 0 iki 100%, ne, skalėje, vadinkim, kiek jautiesi save pažįstanti, maždaug procentais. Čia sunkus klausimas, nelengvas. Jo, bet įdomu. Bet, žinai, aš niekada nežinau, ko nežinau, man tik taip gali atrodyti ir pokyčiai vyksta labai dažnai, tai aš sakyčiau gal 8%, bet čia jau taip užtikrintai jaučiuosi gerai su to pažinojimu. Aš manau, kad aš pats esu apie 45, 5 kažkur. O jūs? O jūs? Pam. Kopijuoji atsakymą? Na, bet tą pam duodu, nes nuo paauglystės esu linkusi į savianalizę ir man labai daug davė darbas Aiste su coacherė mano asmeninė. Labai daug per šitus metus vidinių tokių atradimų pamokų atradau, tai... Bet žinau, kad dar daug ko nežinau apie save, tai... Ja, čia gera mintis. O tu? Aš pasakyčiau galbūt 30%, gal 5% dėl to, nes aš manau, kad man dar visas gyvenimas prieš akis ir kad ir dabar, ką aš žinau apie save, man atrodo, palyginus su viso gyvenimu tipo spektru, tai aš dar labai labai nedaug žinau apie viską apskritai. Tai aš dėl to duodu 5%. Ką žinau, tą žinau užtikrintai, bet man atrodo, reikia daugiau ir giliau. Aš žinau, kad aš nieko nežinau. Aš žinau, kad tu žinai, kad aš žinau, kad tu žinai. Aš nežinau, todėl aš esu. Ba. Ką reiškia žinot? Ir šiaip, žinai, netgi kai pasikeičia, aš vienu metu jaučiuosi kaip kitas žmogus. Nors realiai tai ne. Tiesiog, labai gali stipriai pasikeisti dalykai, kai, nežinau, patirtis atsiranda naujos visokios. Tai jeigu išvažiuotumėt pagyventi, va, tu sakai, nori šį pakeliauti ar ne, jeigu išvažiuotum į Malaiziją, kaip tik kalbinau pašnekovį vieną, kuri Malaizijoje gyvena, tai išmoko atsipalaiduoti daugiau, nes Lietuvoje mes pripratę daug dirbti. Tai, žinai, vėl gauni kitokio paterno. Taip, būtent. Būtent, todėl jaučiu, visiems būtų labai geras palinkėjimas ieškoti ir atrasti save, suprasti save, nes supratę save gali kažką daryti iš savęs. Ir čia net nėra, aš nemanau, kad savęs supratimas jis turi baigtinę kažkokią stadiją, kad, viskas, aš suprantu save, užtenka tą daryti. Čia manau, kad čia viso gyvenimo yra vertas siekis ir tikslas, procesas galų galiausiai, kuriuo pasitikėti labai verta. Tai ieškokim savęs, kas mumise gyvena.
Įsivaizduokim, kokie mes norim būti. Darykim lenteles. Excelius. Excelius, jeigu mokat. Atsiprašau už keiksmažodį. Ir pabaigai gal ChatGPT kokį klausimą. O, Jokinga. kaip pradėjom, taip ir išbaigsim. Taip, aš buvau paklausęs dirbtinio intelekto, vadinkim, duok man klausimų. Tak. Va, pavyzdžiui, klausimas visom jum trim. Jei galėtum susikalbėti tik su žuvimis arba su paukščiais, kuriuos pasirinktum ir kodėl? Arba žuvis, arba paukščius. Žuvim, nes vandens pasaulis dar neištyrinėtas ir neatrastas. Geras. Aš su paukščiais, nes skraido. Tu? Aš irgi su paukščiais dėl to, nes man būtų labai įdomu paklausyti apibūdinimus visų vietų, ką jie pamatė. Ir man labai būtų įdomu sužinoti, ar jie specialiai būna, kad išsirenka taikinį, kurį apšiks. Oi, blema, šitas geras. Jo, man būtų žiauriai įdomu, kaip tu apskaičiuoji. Ir čia kaip yra tos giesmės, kur išeini į mišką ir čiulba paukštelį, o kaip gražu, o gal jie keikėsi, žiauriai keikėsi, gal jie viens ant kito varo, žiauriai gali ir tai būti. Aš irgi su paukščiais, bet vien dėl to, kad daugiau praktiškos naudos man būtų. Gal aš ten, nežinau, ten važiuoju ir ten galvoju, o gal ten stovi mentai kažkur. Paukštelius darai laimę, klausyk, varyk, pažiūrėk, jisai nuskrenda, pasižiūri, grįžta, sako, nestovi, viskas gerai, važiuok, sako, panašiai. Čia aš manau, kad taip. Ir dar plius to labiau paukščiai gali tau dalykų atnešti. Žuvis nelabai. Pavyzdžiui, varnos jas gali prisiaukinti. Ir jos protingos labai, o jeigu dar kalbėt su jom gali. Bet delfinai irgi, čia ne žuvis. Didelė žuvis. Žinduoj. Tokia. Aš delfinai Mes patinka. priskaitysim žuvim. Kitas klausimas. Bet čia jau labai tokie paprasti. Tak. Tokį gerą uždaromai. Gerą uždaromai, ne. Jei galėtum pavirsti bet kuriuo maisto produktu, kuriuo pavirstum ir kodėl? Tas tai tikrai geras. Ai. Turi idėją, kad žinau tavo atsakymą? Sviestas. Mes prieš tai turėjom šitą klausimą prieš įrašą ir Aistė sakė sviestas. Bet aš pakeičiau nuomonę, žinai kokią, salieras, nes jisai gydo organizmą. Taip labai rimtai, o sviestas būtų juokingas. Kaip salieras gydo organizmą? Kodėl jis toks geras? Ten yra daug, jis valo organizmą, čia jums dar jauni, dar nereikia. Pažiūrėkit, kokios jūsų odas. Kai būsit mano metų, suprasit. Tai, salieras yra fainas, bet sviestas, aš jo nelabai valgau. Šiaip gerai atrodo. Sviestas. Toks fotogeniškas. Bet jis labai paveikus aplinkai. Ai. Sviestas. Jeigu aplinkoje šiltas, įtirpsta. Jo, tai vargšas. Koks tu būtum Ieva maistas? Neįsivaizduoju. Gal kokia mėlynė? Kodėl? Gerai akim. Fotografijai gerai akis turėti. O ne morkas geriau akim? Nežinau šiaip. Atviras klausimas komentaruose, palikite nuomonės, kas geriau akims, morkos ar mėlynės. Koks tu būtų maistas? Aš neįsivaizduoju. Šiaip, kas čia per klausimas iš viso? Čia, žinai, kaip tu nori pažiūrėti, tarkim, tu galėtum būti brokolis, nes ir sveika, ir su tavim pažais gali dėl to, nes medis gali būti kaip meno instaliacija, žinai. Čia bet labai geras atsakymas. Čia labai geras atsakymas. Mes kaip lietuviai galėtumėm būti šaltibaršiai, nes visi mylės tave. Aš norėčiau būti nepasotinamas. Obuolys? Jo. Kodėl? Obuolys. Dėl to, nes kiekvienoje kultūroje yra obuolys. Labai plačiai žinomas ir gal toks pagrindinis vaisius, ne? Obuolys. Žmonijos pagrindinis vaisius. Sugalvojau. Aš būčiau bulvė. Dėl to, nes tu bulvę bet kur gali panaudoti. Nį vieną patiekalą nesugadinsi su bulvė. Jo. Išskyrus nebulvinių salotų. Jeigu į nebulvinę salotą sudėsi bulvės, tai jau sugadinai patiekalą. Jo, bet kiek patiekalų yra su bulvėm? Bet skaičiau knygoje apie bulvę, kad bulvė visur tinka, bet niekada nebūna pagrindinių. Cepelinai. Lietuvoje būna pagrindiniai? Lietuvoje ir cepelinai, ir bulviniai blynai, ir kugelis. Gerai, Lietuvoje būna pagrindiniai. Va ir turim. Nuostabu. Aš manau, kad ir turim uždarinėti jau mūsų podcastą.
Laikas Kaip atsisveikinti. liūdna, linksma buvo su jumis. Tai nieko, pas jūs podcast'e susitiksim. Vienas dalykas, paskutinis. Vienas žodis, po vieną žodį. Ko linkit? Jų visas apibendrinimas mūsų viso podcast'o. Fotografuotis. Oh my God, Tu, kaip vienu sunku. žodžiu? Mėgautis. Ačiū ir man. Taip ir tau. Gerai, tuoj, aš nebuvau pasiruošęs Vienas šitam žodis. platvistui. Drąsos. O aš palinkėsiu tikėti. 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 Šie nuostabus 4 palinkėjimai. Ką produceris palinkės? Driežažmogis. Nu, Mylėti. ir prodiuseris linki mums mylėti. Tai ką, mylėjai, ačiū, jog buvote su mumis dar vienam Atlantų balkono epizode. Nepamirškite, jog kiekvienam Atlantų balkono epizode ir sekančiose lygiai taip pat jūs tikrai galite atrasti, kad ir mažą, kad ir labai didelį dalyką, kurį galite įsidėti tiesiai į save. Kaip pamoką, kurią išmokote iš mūsų pašnekovų. Tikėkime, jog taip bus ir visados. Aš nežinau, ar aš visados vesiu, žinau, kad Liepa dabar daugiau ves, žinau, jog viešnios tikrai išeina su pilnesnėm širdim. Labai tikiuosi. Pasimatysime kitose serijose, o iki to laiko būkite sveiki, laimingi, jaunatviški, energingi ir mėgaukitės, tikėkite, mylėkite, būkite drąsūs ir fotografuokitės irgi, pamatykite save dar gražesnėm akim. Ate.